mugės lankytojai ir aš tikiuosi, kad jų yra labai daug Simono Daukanto gerbėjų. Tai labai sveikiname su jumis šiandien tokia gražia proga, tai yra susirinkome pristatyti paskutinę Giedriaus Subačiaus parašytos trilogijos knygą skirtą Simono Daukanto Žemaitijos ortografijai. Tai yra 1846–1864. Priminsiu, kad pirmoji trilogijos dalis buvo skirta Rygos periodui, antroji buvo Sankt Peterburgo periodui. Aišku, labai gaila, kad nėra ketvirtos knygos, tai yra Vilniaus periodui skirtos, tai yra 1814–22 metai, laikas, kai Daukantas rašė darbus senovės lietuvių, o nėra dėl to, kad rankraščiai neišliko, yra tik nuorašai. Tai va, tai mes tokį trūkumą šiek tiek turim, Vilniaus periodo šiek tiek gaila. Na, noriu pasakyti, kad knygos, pirmos dvi knygos taip pat buvo pristatytos labai gražiai. Pirmoji, skirta Rygos periodui, buvo pristatyta signatarų namuose 2018 metais ir pristatyta labai iškilmingai. Buvo skaitomi Daukanto tekstai, buvo labai gražios kalbos, buvo grojama fleita. Po 6 metų buvo pristatytas antrasis tomas, skirtas Sankt Peterburgo laikotarpiui, pristatytas taip pat Vilniaus knygų mugėje, bet atmosfera buvo absoliučiai kita negu pristatant pirmąjį tomą signatarų namuose, nes tai buvo vasario 26 diena ir buvo vos praėję kelios dienos po Rusijos karo pradžios, Ukrainos-Rusijos karo pradžios. Na, visa knygų mugė buvo labai sukrėsta ir aš galiu papasakoti tokį keistą dalyką. Na, aš vieną savo kolegę, menotyrininkę, nuvedžiau į Lietuvos istorijos instituto stendą ir parodžiau leidinius ir ypač atkreipiau dėmesį į Giedriaus knygą, skirtą Peterburgo laikotarpiui. Bet kai toji mano kolegė pamatė žodį Sankt Peterburgas, tiesiog atšoko nuo tos knygos. Aišku, tai yra toks reakcija ne akademinė, bet žmogiška, labai žmogiška. Tai man tokie prisiminimai. Bet šis trečiasis tomas yra, kaip matote, jo antraštė yra iš esmės skirta Žemaitijai. Tai aš manau, jokios atmetimo reakcijos niekam negali būti, tik tai didelė meilė šventai Žemaitijai. Tai dabar aš tokią turiu tradiciją prieš pradėdama ir pristatydama dalyvius šio renginio, labai trumpą fragmentą visada paskaitau iš Giedriaus knygos. Tai leiskite labai trumputį. Daukantas neįsivaizdavo vienodo tarimo, nerado vieno gero sprendimo, kad prie raidžių turėtų prisijungti garsai, ar savo, ar atsirinktų svetimų šnektų. Abejojo, nenustojo apie ortografiją mąstyti, vis ieškojo, vis keitė, tik galutinai niekaip neapsisprendė. Frydrichui Kuršaičiui pats prisipažino, kad jo knygų ortografija nėra griežtai išlaikyta. Daukanto rašyba liko kaip tos kėdės šakų žievė, nenudailinta. Kad ir nenudailinta, ji labai išsiskiria iš visų. Dėl variantų gausos ji neprarado individualumo, išskirtinumo, nors laikui bėgant tiek kritikų sukurto simbolizmo mažėjo. Sunku įsivaizduoti, kas dar būtų galėjęs keisti, modifikuoti savo rašybą taip dažnai, tiek kartų, kiek Daukantas. Dar ir savo gyvenimo saulėlydyje, gyvendamas papilėje, ją tebegerino. Gal tai niekada nepradingęs Daukanto atvirumas pasauliui, neužsisklendimas, nesustabarėjimas, gyvenimas atviromis akimis, aktyvus dalyvavimas, įsiklausimas, ryšys su aplinka, gyvenimo vietos keitimas Daukantui visada susijęs su rašybos pokyčiais. Ortografiniai ieškojimai skatinami naujo konteksto, socialinių, kintamųjų poveikis rašybai, sociolingvistika.
Pagrindinė Daukanto politinė idėja buvo Lietuva. Lietuviškai kalbanti ir rašanti Lietuva kaip projektas. Lietuva kaip ateitis, atskira ortografija, tik Lietuvos projekto detalė, bet kartu ji ir Lietuvos atskirybės, individualumo, nesusisaistymo simbolis. Taigi prieš jūs paskutinioji, kaip sakiau, trilogijos dalis, kuri apima dar 4 Daukanto gyvenimo laikotarpius. Tai Sankt Peterburgo pabaigos, tada Varnių, Svirlaukio ir Kalnino Papilės laikotarpis. Taigi paskutinėji Daukanto gyvenimo metai, iš viso 18 gyvenimo metų šioje knygoje. Priminsiu dar, kad pirmoji Rygos ortografijai skirta knyga apima 8 Daukanto gyvenimo metus, o antroji Sankt Peterburgo laikotarpio 12 Daukanto gyvenimo metų, jo kūrybos ir gyvenimo metų. Taigi dabar jau atėjo laikas pristatyti visus šio renginio dalyvius. Tai man iš dešinės sėdi šios knygos autorius ir kaltininkas šio susitikimo. Ilinojaus universiteto Čikagoje slavų ir baltų kalbų ir literatūros departamento profesorius, bet kas man irgi labai džiugu, kad ir Lietuvos istorijos instituto 19 amžiaus istorijos skyriaus darbuotojas Giedrius Subačius. Taip, o dar norėčiau pristatyti iš kairės man sėdinčią, tai yra taip pat Lietuvos istorijos instituto 19 amžiaus istorijos vyriausiąją mokslo darbuotoją ir Vilniaus universiteto istorijos teorijos ir kultūros istorijos profesorę Tamarą Garašauskaitę. Na, greta Tamaros sėdi dar vienas profesorius baltistas, tai yra profesorius iš Stokholmo universiteto Peteris Vanagas. Ir noriu dar atkreipti dėmesį, kad Peteris yra visų šitų 3 tomų recenzentas, tai turės tikrai ką pasakyti. Na ir greta Giedriaus sėdi šios trilogijos dailininkė Elona Marija Ložytė. Jai teko garbė sukurti estetinę šios knygos, estetinį vaizdą. Elona atstovauja nacionaliniai Martyno Mažvydo bibliotekai. Tai dabar kviečiu tarti žodį Giedriui. Labai ačiū už gražų pristatymą, įvadą. Ar jūs skaidrės paleisit, atsiprašau, ponia daktarė, pažadinkit, ar jūs paleisit, kad suktųsi, nes ta pati įstrigus viena skaitė. Čia yra toksai, aš negalėsiu komentuoti tų skaidrių, kurias rodo, bet gal jos suksis ratu ir kaip nors jūs suvesit, ką aš kalbu ir kas ten yra, nes čia toks stilius pristatymų yra. Tai tikrai šitoje knygoje yra ne tik Žemaitijos, bet yra šiek tiek Peterburgo pabaigos, žodžiu, jo periodo, ir yra Svirlaukio, Jaun-Svirlauka, jisai gyveno apie 4 metus, gal arčiau 5, irgi yra jo kūrybos periodas. Tai Daukanto rašyba labai dažnai būdavo vadinama chaotiška, tokia sumaišyta. Profesorius Girdenis, atsimenu, sakė, nu jau pats jis nežinojo, kaip ten rašo, kaip ten nesuprasi, prie makalio ta viskas ten maždaug nereiks skaityti. Nu maždaug jis nežinojo, ką daro žmogus. Bet, kai aš pradėjau rašyti disertaciją dar anam amžiui, man iškart krito akis, kad negali taip būti, kad yra kažkokia kita priežastis to atrodančio netvarkingumo. Iš tikrųjų, kai žiūri pagal laiką, pagal jo, sakykime, 40 su virš metų kūrybinį laikotarpį, iškart matosi, kad jis keitėsi. Ir tam tikrais laikotarpiais ta rašyba gana panaši, bet jisai persigalvoja. Ir kai jis daug rašo, mes labai matom tos įvairovės, bet jeigu bandai surikiuoti iš eilės, tada pasimato tokios tvarkos principas ir kai kurie kiti kūrybiniai
žmogaus elementai, kūrybinės paskatos, jį supras kaip kuriančią asmenybę, rašybos pasirinkimas tam tikrais etapais man labai daug padėjo. Ir aš noriu pasakyti, kad kaip, yra ir knygų, kurių datos žinomos, yra rankraščių, kurios datos žinomos, yra rankraščių, kuris tyčia falsifikavo datas, rašė daug ankstesnės, kad atrodytų, kad seniau rašė žmonės lietuviškai daugiau. Žodžiu, ir tada noras suprast, kada jis iš tikrųjų rašė ir kokia ta santykis bus su aplinka. Žodžiu, nors laikas, kiekvieną sekundę Daukantas tolsta nuo mūsų, ar ne, istoriškai, o mes tengiamės jį priartinti tą kiekvieną sekundę. Tai vienas iš tų priežasčių, kodėl aš taip nuodugniai, nuo pirmo rankraštėlio, kurį radau, iki paskutinio, visas knygas, negaliu pasakyti, kad visas Daukanto lietuviškas eilutes perskaičiau, bet beveik visas stengiausi perskaityti visą lietuvišką Daukantą. Labai daug yra rankraščių išlikę, jis tyčia stengiasi, kad tų rankraščių išliktų, paliko giminės, Kauneckiai saugojo ten keliasdešimt metų, kol Rūtai atidavė, dabar jinai saugo didžiumą rankraščių. Tai Vilniaus periodo kodėl nėra? Matyt, Daukantas pats nesaugojo. O Rygos periodu jau savo vertę truputį ėmė suvokti ir jis ėmė saugot. Yra įrodymų, žodžiu, vėl rašyba tam padeda, kad vienus rankraščius pradėjo Rygoje ir juos nusivežė ir tęsė į Peterburgį. Kitaip sakant, didžiulis kraustymas. Jis dar netiesiai važiavo, jis važiavo Žemaitiją gal kelis mėnesius ir tada į Peterburgą. Vadinasi, kažkokius rankraščius vežiojosi ir mes tą galim įrodyti ir pagal vandenženklius ir pagal kitus dalykus. Tai šitoj knygoje aš noriu pasakyti tokius, dvejetą dalykų, tokių platesnių, nekalbėsiu apie konkrečias raideles, žodžiu, bet ką tas tyrimas duoda. Tai vienas periodas yra, čia Varnius dabar rodo, žodynas, bet galime nuo tų žodynų ir pradėti. Yra išlikę du žodynai jo, abu du lenkų lietuvių kalbų, abu rankraščiai, abu nepabaigti. Tai šitas, va čia jo vaizdelis, šis visas. Išlikę tik tai keliasdešimt puslapių, iš kelių šimtų, gal 400–500 buvo, žinom, nesu sunumeravęs ir ten yra ir pabaiga jo beveik. Tai ta numeracija matosi. Ir kitas žodynas buvo didysis lenkų lietuvių žodynas, 3 tomai, irgi matėt skaidrėje, kuris irgi nebaigtas, bet jau ten visai kitokio gero popieriaus. Tai man ilgai buvo mintis, kur šitas, kada ir kaip jis rašė šitą mažąjį žodyną, mažąjį lenkų lietuvių žodyną. Problema buvo ta, kad ten yra labai daug įvairių popierių. Yra 14 metais gamintų popierių. Tai Daukantas gimnazistas atvažiavo tais metais į Vilnių gimnaziją mokytis, ar ne? Tada yra 39 metų popierius ten. Va, matot, ir čia yra 14, 18 metai ir 39. Čia Elonos perpiešti vandenženkliai, šiaip tai jie labai sunkiai matosi, kaip prirašyta ant to lapo, bet jinai iškristalizavo ir kodėl toks didelis skirtumas, 4 amžiaus tarp popierių. Kai kas sakė, čia ankstyvas jo darbas, gal per vidurį gyvenimo. Ir neaišku buvo, kodėl tokie margi įvairius popieriai yra vienam tekste. Ir kai aš tą rašybą peržiūrėjau viską, ir tada man paaiškėjo, kada jis tą rašė. Jis rašė apie 50–52 metus. Ir tai yra jo grįžimo iš Peterburgo ir atvažiavimo į Varnius laikas. Taip sakant, jis Varniuos rašė 2 žodynus, kai buvo visiškai neaišku. Valančius jį globojo, jis gyveno pas Valančių ten, priglaustas Valančius jam dar pensijos kažkokios mokėjo. Ir matyt, mano išvada yra tokia, Valančius norėjo, kad jis rašytų žodynus. Kodėl? Čia jis gyveno šitam name ir turbūt rašė to žodynų šitam name. Dabar jau jo nėra Varniuos, bet čia pergalinė nuotrauka. Kodėl aš manau, kad ir buvo prievartos elementas. Daukantas nebuvo žodynininkas. Kai aš pradėjau rašyti disertaciją apie jo žodyną jau prieš keliasdešimt metų, man toks žodynininkas Balašaitis, leksikografas, sako, tai kodėl tu tą Daukantą rašai, prasti jo žodynai? Va Divinskį rašytum, pasirinktum, va žodynai.
Tai ką leksikografai mato, kad kur yra gėris žodyno, turi būti gramatinės formos, turi būti kilmininko forma, giminė parašyta daiktavardžio ir panašiai, kad tu mokėtum tą žodį panaudoti praktiškai. Daukanto žodynų ten yra puslapių, pažiūrėkit, nėra jokios gramatinės informacijos. Trumpai, Daukantas man yra ne žodynininkas, ne leksikografas, iš esmės savo pajutimais, sakykim, o žodžių kolekcininkas. Jis rinko, jam buvo įdomu žodžiai, seni, keisti visokie. Jis juos rašė, kolekcionavo ir paskui naudojo ir savo istorijos veikaluose, bet jis neturėjo jokio pašaukimo rašyti žodynus. Kai jis išvažiavo, susipyko su Valančiu, abu žodynai liko nebaigti. Išvažiavo į Svirlaukį ir Svirlaukyje jis parašė beveik visą savo tą 4. didžiąją istoriją, pasakojimą apie veikalus kaip lietuvių senovėje. Lietuvių tautos senovėje. Jo? Pasakojimą mes trumpai vadinam. Jisai parašė Latvijai. Nu tai aš šiuo atveju tai galiu padėkoti Latviam broliam ir sesėm, kad Daukantą priglaudė ir įkvėpė jį rašyti istoriją Svirlaukį. Nu čia varniai, kur aš save pertraukiu, kad pakomentuočiau. O tie 2 žodynai apačioj rašyti ant viršelio yra varniai. Va, matot, čia tie seminarija ir čia dabartinė nuotrauka. Dabar pats save persitraukiu, ar ne? Bet Svirlaukyje, Latvijai jisai parašė, Rygoje parašė istoriją žemaitišką, Svirlaukį parašė pasakojimą. Didieji jo veikalai parašyti Latvijai. Ačiū Latvijai. Žodžiu, ir tai visą tai leido man rašybą, žodžiu, padaryti, išsiaiškinti. Ir grįžtant dar prie varnių periodo, tai, nu, čia tie varniai palyginti tokie gana kompaktiški, ar ne? Ten va seminarija matosi, čia seminarijos bokštas dabar atstatytas, tada nebuvo, ir šičia vaikščiojo. Dar viena mintis, va tas mažasis žodynas, kai man aišku pasidarė, kad jisai kada rašė, tada kilo klausimas, kuris gavo tų senų popierių visokių. Ir tie popieriai turėjo būti ne iš privataus archyvo. Nu, joks turbūt varininkas neturėjo tokio, kad jam ten duotų. Jis ėjo į archyvą, nukirpinėjo neprirašytus lapelius, lankstė į gabaliukus ir rašė tą žodyną. Taip sakant, pradžioj Valančius nedavėm pinigų geram popieriui nusipirkti. Antram žodynui jau davė, pirmam jis turėjo susivagauti ir tas 400, ten kiek buvo tų lapelių, tai ne 10. Ir dar kas įdomu, kad 39 buvo popierius, tas herbinis popierius, tai buvo brangus popierius, gal istorikės geriau į tą žino, jo nenaudodavo šiaip savo, jis būdavo sumokė už jį, kad ant jo ar vekselį parašyti, ar kreiptis į teismą, ar ne, kažkoks brangus popierius jau ten. Ir yra gal 6 ar kiek tų lapų, visų tik antra pusė. Kitaip sakant, nes kaip paprastą popierį apsukdavo, taip, ten nusikirpdavo visai. O šitas buvo tvarkingas. Tai raštas, kur buvo parašytas, buvo panaudotas, o jis visus tik antras pusės panaudodavo. Aiškiai jis nukarpinėjo, net man mintis buvo, kad pagal nukirpimo žymės reiktų eiti į archyvų žiūrėti, iš kokio jis ten priterinta, gal sutaiktum kokio dokumento nukirptas. Dar čia yra ką tirti, ar ne? Bet aišku, kad jis varnios naudoja archyvą. Ir dabar vėl rodau nebe tą, ką aš komentuoju, bet matėte turbūt skaidrę tų lapų mažojo žodyno atverstų. Pažiūrėkite jo sulankstymus ir purva, kaip jis aptrintas yra. Daukantas yra liudyta, kad jis kišeniai nešiodavo popierėlius ir įsitraukė su olupka rašydavo viską sugalvojęs prie stalo valgydavo. Kitaip sakant, jo frako kišeniai tų popierių visada būdavo. Tai va to žodyno lapelį aiškiai panešioti jo kišenį, aš taip manau, tokia rimta hipotezė. Kol jis ateidavo iš seminarijos ar ten, kur archyvas buvo į savo vietą, jis panešiodavo. Nu čia yra pasakojimo originalus rankraštis ir žodžiu, dar pridursiu apie tą pasakojimą, kad yra keli sluoksniai. Yra keli sluoksniai, didžiuma rašyta Svirlaukį, bet įklijuota ir pradžia ir vidury, kuris vėliau taisė. Va,
Kalnėnus surado tokią vietą, Tamara, kur Daukantas gyveno apie porą metų, ir paskui Papiliai galbūt dar kažkiek. Greičiausiai spėjau daugiausia taisė Kalnėnus, ten 5 km šiaurė nuo Telšių. Ir žodžiu, tas apibendrinimas, kas yra svarbu. Daukantas buvo, čia Redo žodis, jis drąsus buvo, man patiko. Įsivedė tokių keistų ženklų labai, ypač Peterburgo ortografijai, kurie, tokie net tiek jie praktiški, gal jo žemaičių tarmę atspindintis, bet jie labai krito į akis. Žodžiu, paėmė ir, dabar paimkit, pažiūrėt jo knygelę kokią, atrodo, toks jausmas, kaip čia, ką skaityti. Ir jis buvo drąsus ta prasme, kad jis žinojo, kad jis išeina iš konteksto, bet jo tikslas buvo ne tiek praktišką rašybą padaryti, kad visi vienodi, kaip žodyno, jis nenorėjo padaryti praktiško žodyno kam nors naudoti. Taip jis nenorėjo padaryti praktiškos rašybos, kad visi galėtų, kad visiems patiktų ir galėtų naudoti. Jis norėjo parodyti, kad lietuvių kalba yra kitokia negu visos kitos. Įsivaizduokit, čia Zavadskio knygyne, jeigu pardavinėja knygas įvairiom kalbom, atvažiuoja koks užsienietis vokietis ir eina ir žiūri. Čia lenkiška knyga, ir jeigu tradicinė lietuviška rašyba katalikų padėta, jam irgi atrodytų, čia gal lenkiška rašyba buvo tokia panaši, o jeigu pamatytų Daukanto, sakytų, čia nei lenkiška, nei prancūziška, nei vokiška, čia kažkokia kitokia. Jis kūrė identitetą lietuvių kalbai per kitokią rašybą, bet pasmerkdamas save, kad nieks ją nesekė paskui. Baranauskas sakė, jau Daukanto rašyba niekam netipus ir aušrininkai, varpininkai, nieks jo nepaėmė. Mes nerašom Daukanto rašybą, bet idėją apie Lietuvą mes nešamės. Ir tos jo istorijos yra, ne tik istorija, tai yra Lietuvos ateities projektas. Kitaip sakant, mes gyvenam Daukanto projektuotoje Lietuvoje. Nepriklausomoje lietuviškai kalbančioje Lietuvoje. O rašyba jau toks antrailis dalykas. Ir dar pasakysiu paskutinį dalyką, čia namai, kur žodžiu, jisai tuos dalykus rašė, kai kurie yra išlikę. Mes turim Daukanto raštus išleistus sovietmečiu ir pasakojimas yra perraštas išleistas. Ten yra Valančiaus redakcijos. Kai Daukantas numirė, Valančius paėmė tą, iškirpo 4 lapus, sukeitė vietom, perredagavo kai ką, ir mes turim dabar išleistą blogą arba Valančiaus redagavimo rezultatą. Jeigu norim turėti Daukanto pasakojimą, reikia leisti iš naujo. Nežinau, kas čia norėtų iš tos publikos leisti. Ačiū. Tai ačiū Giedriui. Tai man atrodo, visi suprato čia jau, kokia tai yra knyga, trilogija, atliktas didžiulis milžiniškas darbas, ir galiu pasakyti, kad visas humanitarų pasaulis žiauriai pavydi, geranoriškai, aišku, bet pavydi Giedriui, nes atkreipsiu dėmesį dar kartą, kad tai yra vieno žmogaus iš tikrųjų darbas ir sunkiai suvokiama, kad galima taip produktyviai dirbti, taip atsakingai ir gražiai dirbti. Tai man atrodo, kad ne tik tie 19 amžiaus vyrai, bet ir 21-ojo mūsų amžiaus vyrai niekuo nenusileidžia. Ir Giedrius tikriausiai atstovauja tą 21 amžiaus humanitaro vyro etaloną. Bet tikrai taip. Jo, bet dabar Giedrius ir taip išgirs tikriausiai daug pagydų, bet atėjo laikas gal tarti žodį recenzentui. Tai yra Peteriui, kuris papasakos, įvertins kažkaip mums naujumą, novatoriškumą šitos knygos ir kažkaip apie teorinį pagrindą kažkokį šitos knygos. Tai prašau. Gerai, ačiū už tokią galimybę dalyvauti ir tikrai, gal aš pakartosiu, čia Reda sakė, bet aš irgi pakartosiu, ką aš sakiau per pirmos dalies prezentaciją, o dabar jau visos 3 dalys pasirodė, tai nes ant tos pirmos dalies viršelio buvo Rygos vaizdas, ir buvo ten Dauguvos upė, ir buvo ten ir tiltas per upę, ir aš sakiau tokią seną priežodį, ar kaip buvo Latvijoje, ar
Latvijos žemėse iki 18 amžiaus, kad jei darbas yra labai sunkus, tai yra kaip pastatyti tiltą per Dauguvos upę. Tai yra neįmanomas darbas. Nes pirmas tiltas atsirado tik 18 amžiuje. Ir Giedriaus darbas įrodo, kad galima tą tiltą pastatyti. Tai buvo tik trečdalis to tilto pirmas tomas, o dabar visi 3 tomai jau yra visas toks monumentalus. Jo, matom. Čia irgi yra tiltas. Jo. Ir antroji knyga yra tiltas. Tiltas jungia, ant visų knygų Tiltas jungia, jo. yra tiltai. Ir tilto statytojas yra ne tik ir Daukantas, ir profesorius Giedrius Subačius taip pat yra tilto statytojas. Tilto statytojas ir tarp Daukanto ir mūsų dienų. Tai iš tos pusės žiūrint apie jo darbą, čia ne jokia recenzija, čia yra irgi, kaip sakė, galime tik pavydėti ir džiaugtis iš kitos pusės to darbo. Kita, vakar mes girdėjom tokį terminą visuminę filologiją, kuri buvo sakoma. Giedrius vakare sakė, kitą žodį paminėjau, visatinė, kad jam tiktų geriau visatinė filologija, toks terminas. Ir tikrai pažiūrint į šitas knygas, matom, kad tai yra, jei mes vartojam tokį terminą, tai būtent šitie darbai, visi 3 tomai ir tai rodo, nes tai yra ne tik kalbininko ir ne tik istoriko darbas. Tai yra apibendrinimas visko, nes ten analizuojamas ir tekstas, ir medžiaga, kaip sakė, popierius, ir Daukanto asmenybė, ir atsižvelgiant ir į visuomenės istoriją, ir taip pat ir kalbos istoriją, ir kalbos tą visą situaciją. Ja. Tai, nes iš kitos pusės, iš teorinės pusės, taip irgi galim sakyti, kad Giedriaus darbai tai ne tik empirinis tyrimas Daukanto ir Daukanto minties, Daukanto idėjų atskleidimas, bet ir teoriniai ieškojimai. Ir dabar jau Giedrius sugalvojo, kad jis rašys ir norėtų parašyti ir apskritai bendrai lietuvių ortografijos istoriją. Iš tikrųjų tai reiškia idėjų istoriją, nes jis daugiausia domisi būtent idėjoms. Na tai gal raidės yra svarbu, bet svarbiausia Giedriui ir tai, kas slypi už tų raidžių, kokios idėjos, kas dėjosi šiuo atveju Daukanto galvoj, ką jis manė, keisdamas šitą raidę ar šitą ženkliuką kitų ženkliukų. Ja? Bet tai jis ir tai pasako ir teoriškai, ir bando teoriškai tą suprasti. Ir šitoj knygoj irgi vartojami keli įvedami nauji terminai, kaip pavyzdžiui palimpsestinė rašyba, Giedrius tokį terminą vartoja. Taip pat yra ir kiti terminai, kitų terminų tokių galima rasti. Ir apibendrinant gal sakysiu, kad Giedriaus knyga tai yra ne tik tyrimas apie Daukantą, Daukanto gyvenimą, Daukanto ortografiją, bet tai yra ir, galim sakyti, ir vadovėlis ar parankinė knyga kitiems tyrėjams, kurie norėtų tirti ir kitus autorius ar kitus tekstus ir kaip dirbti su tais tekstais. Taigi, absoliučiai galiu sakyti, kad tai yra unikalus darbas, ta prasme. Ir tikrai, ir dar vienas dalykas, kurį norėjau pabrėžti, aišku, kad jei mes žiūrime tuos didžiulius tomus, vargu ar mes visi skaitysim visus tuos tomus nuo pirmo puslapio iki paskutinio. Bet visada knygos ir skyrių, ir ypač pačios knygos gale yra tokios santraukos, kur
trumpiau išdėstoma visas knygos turinys ir faktiškai tam tikrą prasme galima nuo to pradėti, perskaityti tą ir suprasti, aha, man reikėtų paskaityti šitą skyrių, o gal tą, aš įsigilinsiu į šitą ar į kitą. Tai galima irgi kaip nuo tokių postmodernių veikalų skaityti iš įvairių vietų, tai pradėti nuo pabaigos ir tada jau grįžti į kitus skyrius. Ir gal paskutinės mes irgi vakar kalbėjom apie įvairius dalykus, apie Diuma kalbėjomės ir vis pasakoja tokį prisiminę iš romano apie 3 Diuma, apie senelį, tėvą ir sūnų, kad ten kažkoks jaunas rašytojas buvo atėjęs pas Diuma tėvą ir sakė, va, aš čia kažką parašiau, gal jūs galėtumėt man padėti paskaityti. Jis sakė, ne, aš šiandien negaliu, aš turiu užbaigti 3 romanus, bet ateikit kitą savaitę, tada aš galėsiu. Na ir taip ir dabar 3 romanai baigti, bet kitą savaitę bus jau kita knyga ir tada jau mes galėsim laukti jau kito pristatymo. Ačiū, Giedriau, tau. Ačiū tau. Ačiū profesoriui Pėteriui, labai jau taip linksmai mes čia įsilinksminom, pakalbėjom, tai aišku, gerai taip atsipalaiduoti ir pasidžiaugti, iš tikrųjų džiaugiamės šiandien tą knygą ir dar džiaugiamės to, mes čia su, sakysim, kolegė Tamara, kad mūsų Giedrius, tai kaip minėjau, yra ir mūsų skyriaus darbuotojas ir yra su mumis istoriko komanda, iš tikrųjų, nuo dabar jau legendinio leidinio Lietuvių atgimimo istorijos studijos. Tai va, nuo tų senų laikų. Ir dar vienas iš tokių žmonių, taip, filologų, kalbininkų, kuris taip dažnai varsto archyvų ir rankraštynų turistai. Tikrai šiuo požiūriu yra reta pas mus tokių kalbininkų ir literatų. Tai dabar norėčiau paklausti istorikės, atėjo laikas jai pasidalinti savo įspūdžiais, jau, kaip buvo galbūt minėta, Tamara buvo ta, kuri įminė pagaliau prieš paskutinės Daukanto gyvenimo stotelės, tai yra Kalnėnų lokalizacijos paslaptį ir netgi dvarelio savininkus identifikavo ir, žodžiu, ir netgi dvarelių įsigijimo aplinkybės. Tai aš labai prašyčiau Tamarą, kadangi čia istorikų mažuma, kaip istorikas apskritai tai daro, kaip identifikuoja ir nuo ko pradeda, koks yra tai metodas ir kaip pavyko tai padaryti. Taip, laba diena visiems. Aš šiandien kalbėsiu apie tai, ką šiuolaikiniai dabartiniai istorikai nelabai mėgsta. Mano užduotis buvo rasti faktą. O faktas yra jau nelabai mėgstamas apskritai mūsų žodyne, nes rodo tai, kad čia istorikas užsiima empiriką ir nieko gero iš to nesigauna. O istorija prasidėjo nuo to, kad Giedrius man parašė laišką, Redos paragintas, kad galbūt galėčiau pagelbėti nustatyti vietą, nes kažkaip labai nesmagu, kaip sako Giedrius, visos geografinės vietovės žinomos ir visiškai nežinoma, kur buvo Daukantas tokį neilgą laiko tarpą. Yra minimi asmenys, pas kurios jisai gyveno, maždaug 1859-1861 metai. Šitie metai, tarp kitko, irgi labai svarbus tom paieškom yra. Ir tai sėkmei, kuri vis dėlto atėjo. Ir kažkaip reikia galvoti apie tai, kad galbūt pavyktų tą faktą rasti. O istorikui labai sunku dirbti, kada nėra atspirties taškų, bet šioks toks atspirties taškas buvo, nes pats toks paminėjimas, kad Daukantas gyveno Vambutų dvare, tais metais, mano minėtais, jisai yra istoriografija, gal tik poroje vietų paminėtas. Tai yra profesoriaus Vytauto Merkio, tikriausia Daukanto iš Novaus gerai žinoma knyga, tai yra Simonas Daukantas.
Ir vėliau Egidijus Aleksandravičius irgi paminėjo, kad tai yra, tai atspirties taškas tam tikras buvo, bet ką toliau su tuo daryti, kas yra Vambutas, laimė jo vardas buvo paminėtas šituose darbuose, tai yra Laurynas Vambutas, ir dar žinojome vieną dalyką, kad jie buvo kolegos Sankt Peterburge. Laurynas Vambutas buvo valdančiojo senato 3 departamento, kuriame buvo saugoma visiems labai gerai žinoma Lietuvos metrika, vertėjų iš lenkų kalbos, o Daukantas, kaip žinome, buvo metrikantas. Ir jisai dirbo su Lietuvos metrikos šaltiniais. Lietuvos metrika tuo metu buvo Peterburge, dabar jinai saugoma Maskvos viename archyve, mes niekada tikriausiai jos neatgausime. Bet turime žmonių, kurie prie jos buvo prisilietę ir labai stipriai ir labai daug padarė šitoje vietoje. Ir daugiau nieko. Bet mes žinome, kad dar yra tokie dalykai, kad rusų kultūroje yra privalomi tėvavardžiai. Ir Laurynas Vambutas yra tose darbuotojų sąrašuose, prie tarnybos lapų nelabai galėjau prieiti, nes jau buvo uždaryti mūsų keliai į archyvus, pavyzdžiui, į Sankt Peterburgą arba į Maskvą. Ir jo tėvavardis tai yra Vikentjevič rusiškai, nes viskas rašoma tik tai kirilica ir tik tai rusų kalba, vadinasi Vincento sūnus ir reikia ieškoti Vincento, kuriam gimė sūnus Laurynas. Kaip rasti Vincentą, tai man teko galvoti taip, jeigu jie yra akivaizdžiai smulkus bajorai, akivaizdžiai. Jokiuose bajorų sąrašuose jų nėra, stambesnių bajorų, kuriuos galima būtų paieškoti. Vadinasi, reikia pradėti nuo metrikų, aplinkui, per vietovės. Ir aš ėjau aplinkui ėjau, radau metrikus, kurie suplyšę visiškai. Bet aš randu Vincentą, kuris Vambutų pasirodo yra tokie lokaliniai regionai Žemaitijoje, aplink Kelmę, aplink Telšius, kur yra Vambutų, lizdų giminės nėra, nes smulkus bajoras labai judrus yra. Jisai vienur gimė, kitur palaidotas, dar kažkur išsinuomojo žemę, dar kažkur numirė, dar kažkas įvyko. Jisai neturi to sėslumo, to stabilumo. Ir kaip jį pagauti, tą smulkų bajorą, tai reikėjo pasukti gerai galvą, bet man kažkaip pasisekė. Ir aš girdžiau bažnyčios pagaliau metrikose, metrikai irgi ne visi toli gražu išlikę, aš randu Vincento santuokos metriką, net man atrodo ir gimimo aš jo metriką randu. Ir va tokiu keliu aš randu, bet aš nežinau ar tas, nes bendravardžių taip pat yra labai daug. Ir ten gyvena ir Vambutai, ir Daukantai, ir Daukantų yra daug, ir Vambutų yra daug. Na ir aš važiuoju per tus visus metrikus ir vis dėlto apčiuopiu Vincentą, kuris veda Ana Grochovska, aišku, lenkiškai yra parašyta, ir kuriems paskiau gimsta vaikai ir yra metrikas, randu Lauryno, Vincento sūnaus, Anos Grochovskos sūnaus, jau Luokės bažnyčioje. Kitų vaikų nerandu. Bet laikotarpis yra savotiškas, kuris palieka dokumentacijos, nes tai yra bajorystės patikrinimo laikotarpis. Smulkų bajorą ten rasti taip pat sunku. Ir vis dėlto Vambutai atsiranda gana vėlai, bet jie įrodinėja bajorystę ir atsiranda Vincentas su savo 4 sūnumis, tame tarpe su Laurynu Ipolitu. Yra dar Antanas, yra dar Petras Povilas, dar yra Vincentas ir su tais vaikais jisai įsirašo ir jiems bajorų deputacija pripažįsta, kad jie taip bajorai. Ir tiesiog išvadų raštą surašo, nieko nepatvirtina, Heroldija turi tvirtinti. Ir tokiu būdu į tą Lauryną Ipolitą Vambutą aš surandu, bet kas iš to? Dvarų jie neturi.
Yra smulkus bajeriai, nieko neturi. Koks dvaras Vambutų, kada galbūt Vambutų yra kitų, kurie yra turtingesni, bet šitų nieko nerodo jokio požymio, kad jie būtų žemvaldžiai ir ką nors turėtų. Ir labai netyčia laikotarpis yra savotiškas tuo, kad jau yra galvojama pamažu, bajorai vienaip ar kitaip tuos dvarus perka, įsigyja. Ir yra laikas, kada ateina baudžiavos panaikinimas. Ir ženklų atsiranda ženklų ir kažkaip taip irgi gana sėkmingai susiklostė, kad aš pradėjau dirbti su baudžiavos pobaudžiavinių kaimu ir pobaudžiaviniam visom tokiam situacijom. Ir visiškai, ir aišku, sklaidydama tuos apyrašus visą kitą, aš jau pasirodo turėjau šį bei tą įsirašiusi ir matau, kad kažkoks Vambutas nusipirka dvarą. Ir byla labai įdomi, nes jam reikia atiduoti valstiečiam žemę, yra patikrinimo komisijos, kažkoks ginčas, kažkoks konfliktas. Ir toje medžiagoje konflikto su valstiečiais yra žinia, kad Laurynas Vambutas 1853 metais nusipirka dvarą. Dvarą jisai nusipirka iš grafienės, kurios vardo ten nėra, bet jau šiandien jau žinau jos vardą, tai yra Gabrielė Zabelienė, taip vyniojasi, tie siūlai visą laiką kažkas vyniojasi. Ir jinai parduoda savo Telšių apskrityje, jinai išpardavinėjo savo dvarą. Kokia ten buvo istorija, man labai sunku pasakyti, nes daugiau kol kas nieko neapčiuopiu, bet jau mačiau kito miesto archyve, kad galima rasti irgi tam tikrų pėdsakų. Ir jinai išparduoda savo Juozapavo dvarą, kuris yra visiškai šalia Telšių miesto. Ir perka tą savininkų atsiranda daugiau. Ir Laurynas Vambutas nusiperka iš jos Kalnėnus. Kalnėnai tai tikriausiai tai buvo koks bolivarkas, bet jis yra nemažas. Kada jis jį pirko, tai buvo 600 dešimtinių arba daugiau kaip 600 hektarų žemės. Ir dar apie porą šimtų hektarų miško. Vadinasi, gana stambus, aišku, mes nepamirškime, kad jis pirko su valstiečiais, tai yra 53 metai. Ir vėliau sumažėjo šita valda ir taip atrodė, kad visi galai suėjo ir Kalnėnai, viskas yra kaip ir surašyta. Atrodo, identifikavau aš Lauryną Vambutą, nes ten ir yra parašyta. Jis yra kolegijos asesorius, kuris dirbo Peterburge, kuris turėjo žmoną Aną Pavlovską, irgi taip surašyta yra rusiškai, kad jis turi dukrą Aldoną Dominiką ir nes mes žinom iš istoriografijos, kad Daukantas savo testamentų tokių daiktų trupučiuką paliko ir jai surašė, nes testamentas jo yra paskelbtas. Ir paskelbė jį taip pat Vytautas Merkys. Tai va tokiu būdu Kalnėnai atsiranda, bet Kalnėnų fiziškai nėra. Jie šiandien neegzistuoja. Toliau aš jau jų nebeieškojau, bet vardas atsiranda ir Giedrius man atsiunčia Kalnėnuose surašytą tekstą, kurį daug kartų surašė, tai buvo folkloro. Ten išnašoje yra tokio, niekas nepastebėjęs, kad jisai sakė, šitos dainos aš apklausiau visus Kalnėnus ir nieks nemokėjo. Jis tikrino dainos. Prašiau, atsimenu šitą situaciją, bet Daukantas pat pasakė, kad jisai Kalnėnuose yra buvęs, o pasirodo, kad jisai yra ir gyvenęs. Istorija, aišku, turi savo tęsinį, aš labai trumpai pasakysiu, vis tiek laikas bėga, jūs tikriausiai norėsit dar ir klausimus užduoti, bet atsirado jau vietinių žmonių, kuriems labai rūpėjo rasti šitą vietą ir ta vieta yra rasta, jinai yra aprašyta laikraštyje Kalnuotoji Žemaitija. Aš jau nepasakosiu visos istorijos, bet atsirado daugiau faktų, atsirado Aldonos Daukantės nuotrauka, atsirado dar kitų dalykų, kurie vienaip ar kitaip iš tikrųjų juo toliau, juo labiau
suriša Daukantą su Kalnėnais, vieta yra lokalizuota šiai dienai, galbūt ją reikia patikrinti dar kartą, neturi reikšmės. O mano paskutinis toks irgi atradimas, kad aš jau ir Vambuto žinau, kur yra, bet dar neskaičiau, bet būtinai perskaitysiu testamentą. Ir dar yra kitų dokumentų, kurie taip pradeda pamažu atsirasti ir ateiti, ir galbūt iš to toliau kas nors ir atsiras jau raštu, kad galima būtų visuomeniai pasakyti, kur iš tikrųjų kelis metus praleido, beveik paskutinius, dar buvo Papilė, savo gyvenimo metus Simonas Daukantas. Ačiū. Ačiū labai, Toma. Tikriausiai visiems buvo įdomu, tai yra dabar kaip pasaka atrodo paprasta, bet gal suvokit irgi, kad nelabai paprasta iš tikrųjų buvo atrasti, jau mūsų laikas senka, tik tokių dalykų pasidalinsiu, kad dabar tie Kalnėnai, kad ir vieta identifikuota, nors dvaro nėra, įgyja visai kitą prasmę, toksai dar vienas ryškus akcentas netoli Telšių, ir man tik tai labai buvo smagu, kai aš papasakojau tą istoriją savo vyrui, sako, aš kai buvau pradinukas, tai 2 kartus per dieną tos Kalnėnus pravažiuodavau. Tai žinojom ponų tą kalną, kur jie palaidoti, bet niekaip nesiejau su Daukantu tos vietos, tai jam didžiausias įspūdis buvo, kad va toks. Va. Ir dabar jau visiškai pabaigai aš labai dar norėčiau suteikti žodį ir knygos dailininkei Elonai, nes jinai, kaip sakė, man būtų toks klausimas, ar sunku buvo su Giedrium dirbti kaip su autorium, ir antra, kaip išlaikė bendrą tą atmosferą, nes visos 3 knygos yra labai gražiai iliustruotos, tais epokinėm iliustracijom. Šita konkrečiai yra Napoleono ordos daugiausia, nors yra ir pora fotografijų, tarp jų ir Balio Buračo, kur čia matė Daukanto namelį Varniuose. Tai Elona, jums žodis. Pas mikrofoną. Aš galiu palaikyti. Su Giedriu įvairiai, bet buvo labai įdomu. Ačiū labai. Tai tau ačiū. Ką jau čia? O šiaip tai knygai visą apipavydalinimo tekstas padiktavo. Ir Giedrius. Jūsų fantazija padiktavo. Bet tavęs taigi nieko nebūtų buvę. Bet tavęs nieko nebūtų. Norėčiau dar padirbėti. Kad Daukantas, kaip Reda sakė, Vilniaus nėra periodo. Žodžiu, pirmas jo rankraštis yra 27 metų lietuviškis pastabos žinomos. O jis turbūt Rygoje 23 metais buvo. Nėra Vilniaus periodo, ar dar ankstesnių rankraščių neturim. Labai įdomu. Tikrai ačiū. Tai puiku tada. Aš žinau, kad jūs gražiai bendravote. Tiesą sakant, aš rekomendavau Eloną Giedriui, nors su ja dar nebuvau niekada dirbusi kartu knygose, bet visada ją stebėdavau, labai sekdavau. Ir po to teko dirbti labai gražiai, išleisti knygą kartu, tai tik geriausi prisiminimai. Taip, manau, kad pabaigai dar ką norėčiau paskutinį tokį įspūdį pasakyti apie šitą knygą. Aišku, čia dar yra tas Giedriaus rašymo stilius, ta empatija, įsijautimas, kaip jam viskas svarbu, Daukanto ten psichologinė būsena, jo plunksna, jo vieta, kurioje gyvena, viskas yra taip, yra įsigyventa, kad tiesiog skaitai ir jauti tą Daukantą labai stipriai. Ir tas įsijautimas, aišku, Giedriaus visiems tekstam būdingas, bet man atrodo, kad Daukantas užima labai svarbią vietą jo biografijoje kūrybinėje ir todėl dar ta knyga tokia įtaigesnė. Ir dar kas man šitos knygos įdomu, paskutinio tomo, jūs gal, taigi čia paskutiniai Daukanto gyvenimo metai ir labai tokie sunkus. Rezidentas dvare arba klebonijoje, tai toks jau sunkus jo gyvenimas to rezidento, bet iš to Giedriaus knygos man kažkaip tokia, tarsi vis tiek jis sugebėjo parodyti, kad jis ir tada buvo gyvybininkas, toksai šviesus, jautrus, kūrė tą Lietuvą, turėjo tą planą savo gyvenimo ir paskui aš pagaliau pagalvojau, tai jo amžinas konkurentas ir korespondentas Narbutas, tai
nemirė savo gimtojoj vietoj, nemirė Nočios dvare, o Daukantui likimas lėmė mirti jo Žemaitijoje. Tai va, tai šita knyga kėlė ir kels daug diskusijų, kaip ir pats Daukantas. Tai ačiū visiems, nes mes nebent klausimų, jei mūsų dar nevėja, tai jau viskas, ar ne? Mes jau 5 minutėm užtemtam. Jo, tai viskas, atsiprašau. Ačiū.